savaitgalį Kaune šurmuliavo Kauno miesto šventė. Joje pabuvojome ir mes. Taip pat apsilankėme dar vienoje fotografijų parodoje. Kviečiame apsilankyti taip pat ir jūs. Gegužės 21-23 dienomis Kaune vyko miesto šventė Kauno miesto dienos 2010-ieji. 3 dienų programa vadinosi Su meile Kaunui. Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko kreipimasis į Kauno miesto žmonės. Brangus Kauno miesto žmonės, kiekvienais metais mūsų mieste žydinčių sodų mėnesį vyksta šventė Kauno miesto diena. Tai pati geriausia proga parodyti, jog esame savojo miesto šeimininkai ir patriotai. Prisijungdami prie šventės, nesvarbu, esame dalyviai ar žiūrovai, parodome, koks svarbus mums yra Kaunas. Kokie linksmi, balsingi, darbštus, nagingi, sumanūs, išradingi, kokie šaunūs yra visi miestelėnai. Labai džiaugiuosi, jog ši tradicija, miesto vardo paminėjimo šventė, yra gyvybinga, kaskart vis gražesnė ir turtingesnė. O sakykite, ar buvote prie tų skambančių vargonų? Taip. Ar patiko? Taip. O ką dar matėt? Kas dar patiko? Ar nuotraukos patiko? Taip. O kas dar? Sakykite, ką šiandien matėt? Kaip plovė ranką. Nors su gamta žmogus negali kariauti, tai mes susitaikėm su gamta. Taip, kad ar lietus, mes lietuviai pripratę prie visokių gyvenimo sąlygų. Mes esam išbandomi šitam pasaulyje ir norim gyventi, kaip sakant, linksmai ir gražiai, o ypač šią dieną. Kaunas yra unikalus, turtingas istorija ir paveldų, kultūra ir universitetais miestas, kuris visų laukia savojo aukso amžiaus. Tai buvo viduramžiais, kai jam buvo suteiktos Magdeburgo teisės, kai klestėjo Hansos prekybinė linija ir senasis Nemuno uostas. Tai buvo tarpukariu, kai Kaunas atstovavo Lietuvai tapęs laikinąją sostinę. Taip gali būti ir dabar. Tik susitelkime ir gyvenkime vardan savojo miesto. Kauno miestas savaitgalį šurmuliavo nuo daugybės prekeivių, smagių įvairiausio pobūdžio renginių. Istorinėme Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje vyko renginys pavadinimu Važiuojam – transportas laikinojoje sostinėje. Mačiau, žinokit, labai daug žmonių, jo svarbiausiai šitą dieną žmonės kažkaip tai mažiau vartoja alkoholio, nes nežinau, gal čia taip jau yra, kad ar ta policija čia pas mumis prisidėjo. Griežta. Žinokit, Kauno meras tikriausiai šią dieną liepia ypatingai saugoti žmonės. Aš noriu palinkėti visiems Kauno žmonėm, kad šitos šventės Kaune praeitų linksmai ir, Kad gal būna sveiki. Tegul būna geri jie. kauniečiai gyventų daugiau pagal prisilaikytų Dievo žodžių.